Maldų išklausimas. Jėzus sako, jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Evangelija pagal Joną, 15 skyrius, 7 eilutė. Naujajame testamente gausu pažadų teigiančių, jog Dievas išklauso mūsų maldas. Dažniausiai jie susiję su tam tikromis sąlygomis. Ką jūs tikite, arba tau nutinka taip, kaip tu tiki. Maldų išklausimas ir tikėjimas yra neatskiriamai susiję. Turėtume visas Biblijos vietas bei visus Jėzaus pasisakymus apie maldų išklausimą sudėti ir pamatyti kartu tam, kad neliktume nusivylę. Kaip dažnai kažkas sako, kiek daug ir pro ašaras meldžiau aš Dievą, kaip stipriai aš tikėjau ir vis dėlto jis mano maldos neišklausė. Arba kitokiu būdu, jeigu tiki, kad Dievas tave išgydys, praktiškai esi pasveikęs. Jeigu tiki, kad Dievas suteiks tau pinigų, sėkmės bei gerbūvį, tu tikrai užtikrintai gausi. Ir remiasi gerais pavyzdžiais, bet nesėkmės jausmas vis dėlto išlieka. Aš nepakankamai tikėjau. Nėra taip lengva. Viena vertus, mes negalime pasikliauti vien tikėjimu. Galime kiek norime stengtis, bet visada tai bus tik savęs įtikinėjimas, kol per visus ženklus bei vidinį balsą mes save įtikinsim. Antra vertus, tikėjimas yra šventosios dvasios dovana. Tik ji gali mumise įkvėpti tikėjimą, kuris mums reikalingas, kad maldos būtų išklausytos, nes dvasia yra viena su Dievu. Trečia, daugelis prieš pastato save Dievui ir savo maldomis nori kažką iškovoti arba išsikovoti. Tarsi Dievas būtų šykštus ir mes turėtume jį erzinti, kad jis pajudėtų mūsų pageidaujama kryptimi. Tikras vaikų darželis. Jėzus sako, turime būti vienas su juo ir jo žodžiai turi pasilikti mumise. Tada išvysime stebuklą. Išlik tvirtame santykyje su viešpačiu, kad jis galėtų su tavimi kalbėtis. Tuomet žinosi, kokia yra Dievo valia ir galėsi juos melsti. Šventoji dvasia įkvėps šį tikėjimą tavyje. Turi įvykti jo valią, o ne mūsų. Daugelis iš Jėzaus nori, kad tam tikrų dalykų, bet ne jo paties. Bet jis tai ignoruoja. Jis laukia, kol mes labiau suaugsime tikėjime. Dėkoju Jėzau, tavyje esu saugus ir randu ramybę. Kuomet tu kalbėsi su manimi, galiu tavęs prašyti, tau dėkoti, turėti tikėjimą bei išvysti tavo stebuklus. Tu puikus Dievas.